Esam Düsseldorfo kemperių parodoje, tai yra didžiausia paroda pasaulyje kemperių. Ir Weinsbergas pristatė mums Excursioną. Excursionas tai yra labai trumpas kemperis, tai yra iki 5,8 metro ilgio, 2,90 aukščio ir jisai yra į 4 asmenų. Tai yra iki 6 metrų ir pakankamai didelis 4 asmenim. Tai kažkas naujo, dar niekur tokių nebuvo. Taigi, praeikim. Tai čia labai fainai, kad yra toks laiptelis įlipimui, labai gerai taip atrodo. Kemperis kaip yra platesnis ir automatiškai jau veidrodėlių išnešimai yra kitokie. Lempos yra, šičia lempos yra, vienu žodžiu, žiauriai geros lempos, paprastai taip kemperiuose nebūna. Priešrūkinės lempos, aišku, Volkswagenas. Šitie Volkswagenai yra labai patvarūs, jie važiuoja apie 600 000 km jų resursas yra. Tai, nežinau, bus labai stipru. Variklis yra 2 litrų 150 arklio galių, dizelinis automatas. Čia yra kaip ir standartinis multivanas Volkswagenas. Tai yra, pakankamai fainas vairas, automatas, medija. Nesijungia, nes nėra. O, žiūrėkit, kaip įdomi atrodo. O, tokia erdvė. Mini USB jungtis, telefonam pasidėti. Standartas. Čia yra vandens aptarnavimas. Tualetas, triuma, bagažinė, čia tikrai taps 2 dviračiai, pakankamai didelė. Nes, aišku, čia yra kompromisai, čia yra 6 metrai, nereikia norėti kažko tai. Weinsbergas turi tokį agresyvumą, tokį paspartimą, bet čia yra iš tikrųjų tai slipdukai, tai nieko rimto. Duris fainai yra tuo, kad yra kabliukai, čia pasidėti striukiam ir jos tokios, rimčiau atrodančios. Dujų skyrius yra skirtas vienam balionui, tai reikės prižiūrėti, kai jau baiginėsis, kad pasikeisti. Beje, mūsų parduotuvėje yra tokie prietaisai, kur galima pasižiūrėti prispaudus prie baliono, kiek yra dujų, arba galima turėti programėlę, kur galite pasižiūrėti apskritai, kiek dujų bėra jūsų balione. Markizė yra per visą kemperį, kiek čia kokie 4 metrai bus greičiausiai. Laiptelis įlipimo yra didelis ir matosi, kad čia yra kažkokie tai mazgai. Aišku, yra tinkliukas vadams gaudyti. Yra 2 rūšių šitie kemperiai. Tai viena rūšis miegamosios vietos yra tik tais viena, tai čia išvažiuoja ir pasideda, tokiu būdu turit praėjimą. Kitu atveju yra tokia kaip čia, tai yra čia 2 žmonėms skirta miegoti. Jeigu vienas žmogus miegotų, tokiu būdu jūs turėtumėt laisvą išėjimą į lauką, bet čia kai 2, tai neturit. Tai čia jau pasirinkimas kiekvieno žmogaus. Šaldytuvas yra čia, jisai yra kompresorinis, tai vadinasi nenaudojo dujų, nes dujų turim tik vieną balioną. Ir čia turime šaldomąją kamerą. Aišku, ant visų langų yra nuo uodų, naktinės užuolaidos. Čia labai įdomi yra tame, kad paprastai tokių dalykų pagražinimų nėra kemperiuose. Čia jau idėja. Labai naujoviška virimo vieta, kepimo. Tokių dar nebuvo. Matyt, dometikas kažką naujo sugalvojo. O, yra automatiniai pridegėjai. Beje, vandens čia yra 65 litrai, tai 2 ar 4 žmonėms čia užteks realiai vienai dienai. Intam susidėti. Tikrai dideli stalčiai, gilūs stalčiai. Čia mes turim išėjimą į dar vieną spintą, bet čia yra tikrai didelė spinta, matau, ir daiktams susidėti. Tie žmonės, kurie yra žemesni, tai čia automatiškai yra laiptelis padarytas tam, kad galėtų nueiti ir atsigulti. Iš čia valdosi visas apšvietimas, tiek viso kemperio apšvietimas, čia valdosi yra USB jungtis, 220 jungtis ir 3 spintelės. O dabar parodysiu, kas yra čia įdomiausia, kas yra toks, dėl ko verta tai pirkti. Tai gerai, tai čia dušas nusileidžia ir tokiu būdu turime labai didelę vietą. Iš tikrųjų, mums dabar neleido, bet mes vakare po parodos viską padarėm ir čia bus dabar nuoroda, kur Karolina tai padaro ir Tichare ir viskas gerai. Tai čia turim be abejo dar vieną sėdėjimo vietą. Ir žinot, kas labai fainai yra? Kad šičia yra dar viena vieta, tiem žmonėm, kur čia važiuoja, kad būtų patogiems kojom pasidėti. Nebūtų, kaip aš dabar sėdžiu, kad taip aukštai, žinot, kaip ant sosto. Tai čia labai džiaugiamės to dalyko. Aišku, yra daug apšvietimo. O žiūrėk, kaip apšvietimas, tu matai, kaip jis jungia. Tai žiūrėkit. Norėšus. Ir USB jungtis, televizorius, 65-70 tūkstančių eurų plus PVM-as. Aišku, abi tiesa kėdės apsisuka, tai
Tikrai geras, mažas kemperis, tiem, kuriems nereikia daug vietos. Beje, aš esu 1,93 m, tuose lovose puikiai guliu, manau, iki 1,97 m tikrai gali puikiai žmogus gulėti tuose lovose. Tai ką, ačiū, jeigu patiko, darykit laiką ir iki kitų kartų.